Sveiki, mano vardas Darius, esu alkoholikas. A, Gerai girdisi. Gerai. Pradžioj norėčiau tikrai padėkoti už šitą galimybę jūsų suteiktą man pasidalinti. E, Nežinau, kiek tai bus naudinga, bet tai tiesiog mano kelias ir mano patirtis, kas liečia tradicijas. Nebuvau iš tų A narių, kuris atėjęs į draugiją iš karto grėbėsi daryti tą, ką anoniminiai alkoholikai siūlo. Patekau į tokią grupę, kuri man pradžioje, aišku, nepatiko, nes atrodė labai visi protingi, rimti. Siūlė kažkokią tai globą, siūlė kažkokius tai žingsnius, ko kažkaip tai dar matytam momentui nebuvau pasirengęs. Nebuvo to suvokimo, kuo aš sergu, nebuvo to pasiryžimo daryti tai, ką jūs siūlote. Bet iš tikrųjų tai šiai dienai, mano suvokimu, tai turbūt vienas iš teisingiausių kelių tokiam alkoholikui kaip man. Ir matyt, reikėjo laiko, ne dar pagyventi toj kančioj, pasikankinti, ne, kad kaip ir parašyta, ne, kad liga yra progresuojanti, tai teko pajusti jos tą progresą visą jėgą, ne, įsitikinti, kaip jinai eina vis žemyną, ne, ir aukštyn, ta prasme, nebeįmanoma grįžti atgal. Tai iš tikrųjų 7 metai blaivybės, ne, ir tos blaivybės, ne, kuri yra ne tik tai, kur negerti, ne, ta prasme, apie tą blaivybę, kuri suteikia galimybę vėl pradėti gyventi naują gyvenimą. Bet be programos, ne, 12 žingsnių, tai tas yra neįmanoma. Tai pažintis su tradicijomis, galbūt šiandien tiesiog aš pabandysiu, kaip mes ir su Giedrium kalbėjome, ne, padaryti tokį daugiau, mažiau įvadą iš viso apie bendrąją prasme, apie kas tai yra tos 12 tradicijų, nors manau, kad ne vienas irgi turite savo kažkokį tai suvokimą ir savo žinių, ne, apie pačiose tradicijose. Tai jau einant į žingsnių pabaigą, net turėjau tą, kas ir turėtų būti, ne, kad pradedam tarnauti ne tik tai tam pirminiam grupės lygmenyje, ne, kada yra kažkokie tai grupiai, ten apie šiukšlės, apie puodelius, ne, kur kalbama, ta pirminė tokia tarnystė, bet teko truputėlį jau papulti už grupės ribų, ne, tuo metu į regiono susirinkimus, į viešosios informacijos komitetą, kur nariai koordinuotai lanko įstaigas, gydymo, kalėjimus ir taip toliau, ne, ir tai buvo grupės žmonių, kalbant apie regioną ar apie intergrupę, net kur susirenkam vėlgi iš skirtingų kitų grupių, ne, kada sprendžiam kažkokius tai draugijos reikalus tuo metu, kurie mums yra svarbus, ne. Matydavau, kaip atsiranda kažkokios tai ginčytinos situacijos ir
ir pradėjau pastebėti, kaip jos sprendžiamos. Ne? Tai galima, buvo visokių, aišku, sprendžiamų dalykų, bet vienas turbūt iš patraukliausių buvo, kada pamačiau, kada yra A narių, kurie kalba remdamiesi argumentais. Argumentai būdavo paremti tradicijom ar kitomis vietomis, citatomis iš kažkokių tai mūsų literatūros vietų, ne, susijusių su tradicijomis, ne, ir šitoje vietoje tokiu būdu būdavo labai greitai išsprendžiami net tie kažkokie tai tos kažkokios tai iškilusios, nebūtinai konfliktinės, bet neaiškios situacijos, net, sakykim, taip. Va, ir tuomet savo globėjo pasiprašiau, kad tiesiog supažindintų mane, kas tai yra, tos tradicijos, kad jisai perduotų man savo patirtį, kokį jisai tuo metu turėjo tradicijų visame kontekste, ne, tai tam buvo globėjo skirtas laikas, ne, ir mes, kaip sakyt, susipažinom su tradicijoms, bet šiai dienai galiu pasakyti, kad turbūt greičiausiai tai būtų reikalinga kiekvienam A nariui, ne, po 12 žingsnių programos, ne, kad galėtų toliau sėkmingai žengti, ne, savo dvasinio tobulėjimo keliu, taip galima sakyti. Tai iš tikrųjų nemažai teko po to gilintis į tas tradicijas, ne, nes visada buvo kažkaip tai labai rūpėjo klausimas, kas tai tokio yra, ne, dėl ko jos atsirado, dėl ko jos tokios formavo, tokios, o ne kitokios, ne, ir kodėl jos yra mums svarbios. Tai vat, pabandysiu tą galbūt įvadą ir apžvelgti gal šiek tiek iš to anoniminių alkoholikų istorinio konteksto, ne, nes šiai dienai skaitant ar matant grupėse kabančias tas tradicijas, ar vat, kaip šiandien skaitėm prieš pat susirinkimą, ne, kartais nelabai būna toksai supratimas, ne, kam jos iš viso reikalingos, ne, apie ką čia kalba, ir tiesiog paminimos, ne, kad galėtume matyti, prisiminti, kad jos vis dėlto yra svarbios. Ne. Tai šiaip anoniminiai alkoholikai tai turi 36 dvasinius principus, ne, tai 12 žingsnių, 12 tradicijų ir 12 koncepcijų. Ir tiek žingsniai yra man gyvybiškai svarbus kaip alkoholikui, ne, kad išgyventi ir pradėti, kaip ir minėjau, tą naują gyvenimo kelią nuo pradžių, mokantis gyventi iš naujo, ne, ir šitoj vietoj labai puikus dalykas yra 12 tradicijų, ne, kurios man padeda jas taikyti tiek asmeniniam gyvenime, tiek artimiausioje aplinkoje, tiek bendraujant išorėje, ne visuomenėje, gyvenant santykiuose su kitais žmonėmis ir taip toliau. Bet jos yra A tradicijos ir jas mes pirmiausiai pradedam taikyti, ne, draugijoje, santykiuose apima tuos pačius santykius, ne tiek grupėje tarp grupės narių, tiek pačiai grupiai tarp kitų grupių
Ir šiandien dienai galbūt kai kurios tradicijos yra ne tiek aktualios, net tarkim, kiek jos buvo anuo metu, bet karts nuo karto, čia net ne apie visas kalbame, bet kartais kai kurios iš jų tik atsiranda šių dienų aktualijomis gyvenant svarbios. Ir pradedant kalbėti, tai labai gerai prisimenu vienoje vietoje, nepakartosiu, kurioje vietoje byloje yra parašyta, kad niekas neateis iš šalies, iš išorės, ir nesugriaus anoniminių alkoholikų draugijos. Bet šiandien dieną esam pakankamai savarankiški, pakankamai nepriklausomi tradicijų dėka, kiek mes tą galim padaryti savo pačių rankomis, savo kažkokiamis tai egocentriškomis ambicijomis ar savo kita veikla, kuri gali tiesiog mus suskaldyti, sudraskyti, ir kas mums nuo to gero atsitiktų, tai greičiausiai nieko gero, kaip ir 12-12 parašyta, tiesiog išsiskirstytume turbūt ir vienas savo kažkokį tai galą rastume. Pačios tradicijos neatsirado jos iš kažkur, tai kaip ir patys žingsniai, patys žingsniai vėlgi, kaip žinom, dabar gal truputėlį pradėsim nuo tos istorinio konteksto, kad draugija 35 metais oficialiai įsikūrė, bet iki 39 metų, 4 metus praktiškai draugija neturėjo nei pavadinimo, anoniminiai alkoholikai, neturėjo knygos ir neturėjo 12 žingsnių programos. Visą tai buvo einama tam tikrų bandymų keliu, tas, kas labiausiai galėtų paveikti mūsų ligoje alkoholiką, kuris galėtų pasveikti, tai bandymų keliu, tas ir formavosi, kas galutiniam variante įvertė į 12 žingsnių programą ir į knygą. Ir realiai tai per 4 metus, tai anoniminių alkoholikų draugija taip ir apsiribojo tom dviem, galima sakyti, grupėm, kurios dar pusiau buvo susijusi su Oksfordo grupėm. Nevyko dar tuo metu tokie susirinkimai, kad rinktųsi vien tik tai alkoholikai, tai tiek alkoholikai rinkdavosi Oksfordo grupėse, tiek po to kažkokiamis grupelėmis rinkdavosi kažkur tai kitoj vietoje, dar dalyvaudavo ir nealkoholikai, žmonos dalyvaudavo, kiti žmonės, ir praktiškai tik tai 2 centrai tokie buvo, tai vienas New York'e, kitas daktaro Bobo gimtinė Akrone. Ir tokia draugija buvo tos pirmus 4 metus. Ir pagrindinė turbūt po to priežastis, kai 39 metais tai buvo didžioji knyga, tada viskas ir pasikeitė draugijoje. Pirmas turbūt svarbus momentas ir nemažą vaidmenį suvaidino toksai žmogus šitoje vietoje, labai kontroversiška asmenybė, gal teko kažkam tai girdėti, tai toksai daktaro Bobo globotinis Clarensas Snyderis. Tai pagal
vienos iš pirmųjų A sekretorių, įvardyjamas kaip abrazyvaus charakterio žmogus, kuris, jeigu ne tas jo tam tikros charakterio savybės, galėjo tapti ir trečiuoju alkoholikų draugijos įkūrėju. Ir buvo tas žmogus, kuris leidus ir atsiradus knygai, iš tikrųjų, taip lietuviškai išsivertus, ne, tai buvo, kuris griebė jautį už ragų ir pradėjo būtent tą veiklą, kas šiandienai daugumai žinoma, ne, tai globa 12 žingsnių programos su didžiaja knyga. Ne. Ir tas, aišku, jo veikimas šitoje vietoje turėjo gana aišku tokį labai griežto pobūdžio charakterį, ne? Bet griežta tame, kad nebuvo taip paprasta, net tuo metu Klyvlende, ne, kokios pradėjo formuotis taisyklės, nes nebuvo tradicija, ne, kaip tai turėtų būti, ne, tai negalėjai taip paprastai, ne, vat, ateiti į grupę, kaip kad dabar šiandien dienai negali bet kas ateiti, papulti, ne, tai iš tikrųjų alkoholikas patekęs, ne, į kažkokias tai grupės priengė, ne, ta prasme, yra knygoje apie daktaras Bobas ir veteranai aprašyta, ne, kad turėdavo praeiti bent kokius 5-6 interviu su jau draugijos nariais, ne, kad jie įsitikintų, ar tas žmogus iš tikrųjų yra alkoholikas, ar iš tikrųjų pasirengęs eiti programą, jam būdavo priskiriamas globėjas, tai turėdavo perskaityti knygą, būdavo su juo padaromi tie vadinami pirmieji 3 žingsniai ir tik tai po to jau jisai, kaip sakyt, galėdavo dalyvauti grupės susirinkimuose. Ir Clarensas būtent buvo iš tų žmonių, kuris knyga išėjo 39 metų balandžio mėnesį, o 39 metų gegužės, dabar bijau suklysti, 10 ar 11 dieną, praktiškai mėnesį praėjus po knygos išleidimo, atsidarė, galima sakyti, trečioji grupė anoniminių alkoholikų, bet grupė, kurioje rinkosi vien tik tai alkoholikai, tai buvo pirmoji tokia grupė, būtent Klyvlende, būtent Clarenso dėka, būtent laikantis šitų griežtų tokių, šiandien dienos atžvilgių tokių griežtų taisyklių, bet davė super efektyvų rezultatą, laikantis to, ne, Klyvlendas turėjo tuo metu pagal patenkančius alkoholikus draugėje 95 ar tai 96% sveikimo statistika, ne, ir tas entuziazmas, kuris buvo apėmęs ir tas, kas vyko Klyvlende, ne, davė be galo didelį augimą pačiai draugijai, kad jau tų pačių metų gale Klyvlende iš tos vienos grupės, ne, jau praktiškai jų pasidarė čiut ne 20 ir draugija jau 40 metais buvo 22 grupės iš tų dviejų, ne, ir jau nuo to vadinamo, kaip skaitėte, 100 narių, jau narių prisiskaičiavo apie 1400. Ir nuo to prasidėjo A draugijos plėtra, ne, plėtėsi į kitus miestus, į pradžioje, aišku, tik tai Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir grupių yra mūsų ir
knygoje parašyta, ne, dygo kaip grybai po lietaus. Ir pradėjo rastis ne vis skirtingose ir tolimiausiuose Amerikos kampeliuose. Su šita plėtra, kuri iš tikrųjų labai džiugino mūsų įkūrėjus, pradėjo rastis ir pirmosios anoniminių alkoholikų draugijos problemos. Problemos pradėjo rastis susijusios su tuo, kad neturint tradicijų, kiekviena nauja grupė, atsirandanti kažkokiam tai ar kitam mieste, ar tam pačiam mieste, pradėjo taikyti įvairiausias taisyklės, kokios jiems atrodė reikalingos, kokios jiems atrodė priimtinos ir teisingos. Ir tų grupių darantis šimtais ir jau tūkstančiais, tikrai buvo, kaip ir Bilas kažkurioje tai vietoje yra įvardinęs, kad iš tikrųjų tai buvo gan chaotiška viskas. Ir jau po 6 metų, kažkur tai 44 metais, jeigu grupių buvo jau 325, 48 metais jau jų iki 2000 padidėjo, tai galite įsivaizduoti, kokiais skaičiais geometrinė progresija viso to didėjo. Ir problemos grupėse buvo įvairiausios. Grupės bandydavo spręsti tas problemas rašydamos laiškus į tuo metu New York'e esantį ofisą. Tiek buvo problemos susijusios su narystė, kad ne visur galėdavo bet kas patekti į susirinkimus, būdavo įvairios sąlygos, taikomos, būdavo renkami kažkokie tai įėjimo mokestis, būdavo grupėse su tais pačiais finansais įvairiai elgdavosi, kas dabar pas mus yra 7 tradicijoje. Taip pat atsirado tokie dalykai kaip pašalinimas nario, tarkim, ar iš grupės, ar net iš visos draugijos, kažkokie tai narių svarstymai, jų moralės klausimai, kas dabar labai juokingai atrodytų. Visokie grupės vėlgi elgdavosi ir darydavo visiškai tą, ką nori. Netgi mūsų yra knygutėje 44 klausimai, ar galima gerti alų, tai buvo netgi grupių, kuriuose būdavo geriamas alus, nes tai tiesiog ne kažkoks tai čia baisiai alkoholikui kenksmingas gėrimas. Pradžių įvairiausių tų taisyklių ir tokių dalykų vyko grupėse, ir ofise atsakyti ir spręsti šituos klausimus praktiškai buvo neįmanoma. Ir vienas turbūt iš didžiausių dalykų, kas pastūmėjo vieną mūsų iš įkūrėjų Bilą, o kas liečia tradicijas, tai turbūt buvo tas žmogus, kuris labiausiai jautė tas, kas vyksta draugijoje, buvo tikriausias lyderis, kuris matė visumą draugijos, ir 40 jau daugiai 45 ar 46 metais, tiesiog papuolė Bilui informacija į tą patį Grapevine, išspausdino kažkas tai straipsnį apie tokią vašingtoniečių draugiją, kuri buvo
Amerikoje maždaug prieš 100 metų atsiradusi Baltimorės mieste ir kuri kaip sėkmingai atsirado, net taip labai sėkmingai ir sunyko per 6 ar 7 metus. Bilas pradėjo klausinėti apie, ar kam nors teko girdėti. Apie tokią draugiją niekas iš vis nieko nežinojo, niekas nieko neprisiminė, teko įti į bibliotekas ieškoti archyvinės medžiagos apie, kas tai buvo per draugiją, kur jinai dingo, ne dėl ko jinai dingo. Ir tikrųjų pamačius tą vaizdą, kas atsitiko su ta draugija prieš 100 metų, ne, Bilui dar plačiau atsivėrė akis tas, kas gali atsitikti visai anoniminio alkoholikų draugijai. Tiesiog turėdami tą tokį stebuklą 12 žingsnių veikimo programą, knygą, ne, mes nesilaikydami tam tikrų principų, mes tiesiog nesugebėsim išsaugoti šitos programos, šitos knygos, draugijos ir taip toliau. Kad labai gal neišsiplečiant apie vašingtoniečių draugiją, tai buvo irgi nuo blaivybės judėjimo atskilę alkoholikai. Alkoholikai praėjo ten ir psichiatrijos ligoninės, ir kalėjimus ir taip toliau, nes jie būtent irgi užčiapė tą patį, ką anoniminiai alkoholikai, kad kažkaip alkoholikų bendraudamas vienas su kitu atranda tą kažkokį tai ryšį, kažkokį tai pasitikėjimą, supratimą, gali vienas kitam tokiu būdu padėti. Tai būtent tada jau ir tie žmonės atrado tą dalyką. Jie neturėjo programos, bet buvo tam tikrų tokių dalykų, kad mokėdavo tam tikrą mokestį toje kavinėje, kurioje rinkdavosi, kad galėtų už savo tuos vykstančius susirinkimus apsimokėti. Buvo nutarę, kad reikia į kiekvieną susirinkimą pageidautina, kad atsivesti kitą kenčiantį alkoholiką, kurio tokia, aišku, minimalią ir moralinę programą, nes kad švariai rengtis, gražiai elgtis. Turėjo, aišku, kad tikėti į Dievą. Tokia nerašyta minimali programa, kurioje galima rasti nemažai sąlyčio taškų su dabartinė mūsų draugijos programa. Ir tas jų tuometinis judėjimas, kai jie pasivadino vašingtoniečiais, iš tikrųjų labai patraukė daug žmonių, daug alkoholikų, nes tuo metu Amerikoje tai buvo visiškai laisvai, netemptas ir nekontroliuojamai tie procesai vyko ir tikrai netrūko tų alkoholikų, tam laikmečiai. Ir draugija praktiškai per turbūt 3 ar 4 metus išaugo ten vienais skaičiavimais iki 150 tūkstančių, kitais ten skaičiavimais iki 400 tūkstančių. Bet tai vis tiek buvo labai dideli skaičiai, nes tuo metu Amerikoje gyveno tik tai apie 17 milijonų gyventojų. Tai skaičiai iš vis buvo kosminiai, ten plėtėsi per visą šalį. Bet jau 6 metais draugijos, praktiškai, jeigu 4 metais pasiekė piką, 6 metais praktiškai jinai subyrėjo. 7 metais nuo jos pradžios įsikūrimo praktiškai nebebuvo jos likę. Ir Bilas pamatė, ne dėl ko subyrėjo, ne dėl to, kad pradėjo kištis į kitus visuomeniai svarbius klausimus,
palaikyti kažkokią tai vieną ar kitą problemą tuo metu vyraujančią šalyje, ne tiek alkoholio klausimai, tiek vergijos klausimai, tiek susidėjo su politikais, ne, kad tai buvo didžiulė masė žmonių, kuri galėjo sėti prie vienos ar kitos politinės jėgos, pradėjo sakyti viešas kalbas, rengti miestuose demonstracijas ir tos pačius surinktus pinigus, kurie turėtų būti skirti, kaip dabar šiai dienai, mūsų sveikimui, mūsų tarnavimo poreikiams tenkinti, tai buvo pradėti taikyti savo asmeniniams dalykams. Jokio visiškai nebuvo anonimiškumo, kas dabar yra pas mus 11-12 tradicija. Apie kažkokią tai vienybę nebuvo jokios kalbos ir tokia gan panaši organizacija per 7 metus, pradėjusius labai sėkmingai savo veiklą, nukreipta būtent padėti kenčiančiam alkoholikui, jinai tiesiog subyrėjo ir sunyko. Ir tai bylai labai plačiai atvėrė akis, kad štai kas mūsų laukia iš tikrųjų ateityje ir reikia kažką tai daryti. Ir tradicijos iš tikrųjų yra ir knygoje subręsta, yra vienu žodžiu galime jas apibraižyti, tai yra vienybė, tai yra, galima sakyti, problema tokia numeris 1, kas galėtų mus apjungti, pasiūlyti mums bendrą kažkokį tai veikimą, kad galėtų teikti kažkokią tai apsaugą, kad galėtume tęsti tą visą mūsų draugijos turbūt svarbiausią dalyką, 12 žingsnių programą, ją apsaugant ir tęsiant mūsų draugijos egzistavimą. Ir iš tikrųjų, tai kalbant apie tradicijas, tai jos turėtume bent pradžiai visada skaityti tas, kas lietuviškoje literatūroje, nežinau kodėl išversta į išplėstinę formą, šiaip tai yra ilgoji forma ir ta forma, kuria buvo parašytos tradicijos ir jos buvo priimtos, tai yra toj vadinamoji ilgoji formoj, kuri yra platesnė ir išsamesnė ir daugiau artimesnė visam tam originalui, tiem straipsniam apie tradicijas, kurias rašė Bilas 48 metais į Grapevine žurnalą. Trumpoji tradicijų forma atsirado praktiškai prieš pat jų priėmimą. 49 metais atėjo vienas iš tų narių, toksai Erlas mūsų didžioji knygoje minimas, kas skaitėte, tai toj vietoj, kur daug gėrė kavos ir daug rūkė, žmona jam priekaištavo, jis atkrito, tai Erlas buvo iš tų narių, kuris sukosi tam tuometiniam ofise, matė visas tas problemas, ir jisai būtent buvo iš tų, kuris pasiūlė
vis pradėti rašyti tas tradicijas byloje, ne, ir po to buvo jo ir kitas pasiūlymas, kad jas sutrumpinti, ne, tai dar turbūt praleidau vieną turbūt tokį svarbų momentą, kada jau tas momentas subrendo apie prieiti prie būtent kažkokių tai principų vienybės aprašant, ne, tai ofisas Niujorke paprašė daug grupių, kad atsiųstų visi savo taisyklės, ne kažkokias tai tokias, kokias tuo metu turėjo, ne, ir istoriją domintis, ne, tai kas buvo ant lapo jie susirašęs, kas žodinės kažkokias turėjo, net knygutės kitos grupės buvo išsileidę taisyklių rinkinius, ne, kaip ten, tokius kaip žinynus, ne vos kaip turėtų ten vykti susirinkimai ir įvairiausių tų taisyklių susisiuntė į biurą, ne, jas tas paskleidė ir pradėjo žiūrėti ir turbūt viena iš didžiausių problemų nebuvo tada, kad atitikti visas taisyklės ir surašyti į vieną vietą, tai praktiškai A nariu negalėjo tapti niekas, ne, ir kaip ten, jie juokaudavo, negalėtų turbūt ir Bilas ir Bobas tapti A nariu, nes buvo tokių, kur net ir jie nepraeito, ne, tam tikrų reikalavimų. Va, ir sutrumpintos, dabar peršoksiu truputėlį, nes sutrumpino tradicijas, tai būtent jau 49 metais, kad Erlas Bilas savo prisiminimuose rašo, kaip Erlas atėjo ir sako, Bilai sako, tu įsidėk į savo, sako, tą storą galvą, sako, kad alkoholikai nemėgsta skaityti. Ir tas, kas yra to ilgoji forma, ne, tai tikrai to neskaitys, o reikėtų kažkaip tai jas sutrumpinti, kad galėtų grupėse jas perskaityti. Tai tiesiog tai buvo padaryta per 1,5 dienos. Bilas susėdo su to pačiu Erlone ir parašė tą, ką mes dabar dažniausiai kabinam ant sienos, skaitom, ne, tai tą 12 tradicijų trumpąją formą. Iš tikrųjų, tai jeigu kalbėti apie kiekvieną atskirai tradiciją, ne, tai jinai kiekviena turėjo savo tam tikrus įvykius, tam tikras išgyventas patirtis draugijoje, ne, ir kėlė tam tikrų problemų ir rūpesčių būtent tai mūsų iškeltam vienybės principų, ne. Bilas labai aiškiai antroji tradicija, ne, iš tikrųjų rodo tą vadinamą problemos sprendimą, nes puikiai perprato, kas tai per draugiją, ne, tai kalbant psichinių ligonių draugiją, ne, ir čia, žinant mūsų tam tikrus charakterio savybės, mes niekada neturėsim, mes niekada nepaklusim kažkokiam tai vadovui ar prezidentui, ne, mes negalim gyventi nurodinėdami vieni kitiem, ne, tai būtent ir antroji tradicija atsirado, ne, tas mylintis Dievas, aukščiausias autoritetas mūsų. Tai jeigu taip žiūrint visas 12 tradicijų, ne, tai pirmoji, galima sakyti, įvardina pačią problemą ir apibendrina. Antroji tradicija, jinai tokį kaip ir pasiūlo sprendimo kelią kažkokį. Va. Visos kitos tradicijos, einant toliau, ne, jau jos turi kažkokius tai konkrečius aprašymus, paaiškinimus, ne, ir tai nėra kažkoks tai vėlgi kodeksas, ne, kur ar ten kažkoks tai įstatymas, bet
Bet mes visą laiką aš kažkaip tai atkreipiu dėmesį ne tiek bylo visoje retorikoje, tiek visose straipsniuose, ne, tai jūs galite daryti viską, ne, galite daryti vienaip, galite daryti kitaip, ne, galite eiti tuos 12 žingsnių programą, ta, kuri yra siūloma, galite neiti, ne, bet jeigu to nedarysite, tai jūs puikiai turėtumėte suprasti ir žinoti, kas jūsų laukia. Ne. Tas pats yra irgi lygiai taip pačiai su tradicija, mane, jūs galite jų prisižiūrėti, galite jų laikytis, galite jų nesilaikyti iš tikrųjų, ne, bet labai aiškiai ne visuose yra nurodyta, ne, kad kas mums gali nutikti, ne, jeigu mes jų neprisižiūrėsim, nesilaikysim, nesistengsim kreipti dėmesį, kas juose parašytas, suprasti, suvokti, ne, ir įsigilinti. Va, tai tradicijos labai geras irgi yra palyginimas, ne, kažkuriam tai su spikeriniam girdės, ne, kad jeigu į žingsnių programą tai buvo sudėta visi tie dalykai, kas yra geriausi, iš geriausių šaltinių, ne, ir tai, kas geriausiai galėtų paveikti alkoholiką jos veikimo kelyje, ne, tai į tradicijas buvo surašyti visi tie dalykai, kurie daugijoje įvyko ar galėtų įvykti, ne, blogiausio, ne, būtent iš tų kažkokių tai blogų praktikų, ne, iš to, ko turėtume pasimokyti, iš to, ko turėtume nekartoti tų pačių klaidų, ne, tai praktiškai visi šitie dalykai ir sugulė į tradiciją. Va. Pačios tradicijos studijuojant ir kas yra turbūt svarbu, ne, tai yra tokia knygelė tradicijų pasitikrinimo klausimai, kurioje yra surašyti klausimai, ne, kur aš galiu savotiškai pasitikrinti, kaip aš, kaip A narys, ne, atitinku vieną ar kitą tradiciją. Ne. Koks mano santykis į tą tradiciją vienu ar kitu klausimu, ne, atitikime. Nežinau, gal čia nelabai aiškiai susakiau, bet jeigu vėlgi tradicijos yra, ne, jos visai, tarkim, tai pačiai kaip ir daugiau grupėje, ne, ta prasme, kad ta pati ketvirtoji tradicija kalba, ne, kad pirmoji, jeigu tradicija kalba, kad aš kaip asmuo, kaip A narys esu maža dalelė visumos, ne kažkuom tai nesvarbesnė, nedidesnė, nereikšmingesnė, ne, tai pavyzdžiui, ta pati ketvirtoji tradicija yra kalbama apie grupę. Ne. Grupė irgi yra tam tikros visumos dalis, nes grupių yra pasaulyje dabar berods virš 120 tūkstančių, ne, ir kad vėlgi ta grupė irgi netaptų kažkuo tai svarbesnė, išskirtinesnė, tai ypatingesnė, ne, nes lygiai taip pačiai, kaip aš savo asmeniui tą darydamas galiu pakenkti, taip ir pati grupė negali, turėdama tokią sąmonės išraišką, ne, lygiai taip pačiai irgi gali pridaryti savo pačiai žalos. Ne. Va, tai trečioji tradicija, ne, jeigu taip, čia aš dabar, mes laiko turime iki po 1:15, ne, taip maždaug. Susirinkimas baigėsi 15, bet gal kažkiek laiko klausimam galim palikti. Ai, tai gerai, tai aš tada bandysiu kažkaip tai gal į pabaigą, tai ta pati
truputį trečioji tradicija, ne, jinai kalba apie tą narystę, ne, ir tikrų draugijoje, tai galų gale, ne po nemažai metų, ne vis dėlto, atrodo šiai dienai labai paprasta, ne, bet pasirodo, tai nebuvo ne irgi daugelį metų paprasta, ne, kad turėtume tą tradiciją va tokią, kai jinai yra šiandien parašyta. Ne. Vienintelė sąlyga, jokių daugiau nėra sąlygų, nėra noras mesti gerti, ne, kuri yra praktiškai palikta, kad jokia sąlyga. Nes jeigu žiūrint, tarkim, tą pačią mūsų knygą, ne, didžiąją, kuri prieš pat jai dar ruošiantis spausdinti nebuvo sąlyga sąžiningas noras mesti gerti, ne, įžangoj rašytas, o išėjus knygai jau liko tik tai nuoširdus noras mesti gerti, ne, po to buvo lygiai toj pačioj preambulėje irgi nuoširdus noras mesti gerti, gal iš viso liko tik tai noras mesti gerti, ne, tai praktiškai neliko iš vis jokių sąlygų, ne. Nekalbant apie pradžioj draugijos, ne, buvo ten tiek ir tom pačiom moterim sudėtinga patekti, tiek buvo ir iš pačių žemiausių sluoksnių žmonėms sudėtinga patekti, ne, ir taip toliau, ne. Tai vat tos tradicijos, ne, vis dėlto tai yra apsauga, ne, kad nesikartotų, nevyktų tie dalykai, kurie vyko pradžioj draugijose, ne, kad nenutoltume nuo jų, kad tiesiog neprisigalvotume ne kažkokių tai būtų, nebūtų dalykų, nes alkoholikas yra toksai žmogus, ne, kuris, man ir šiai dienai reikalingas kasdienė inventorizacija, ne, taip pačiai kaip ir žingsniuojant, nereikėjo viso gyvenimo inventorizacija, ne, tai ta ir grupė yra numatyti pagal 5 tą pačią mūsų tradiciją, ne, kaip grupė atitinka mūsų būtent šitą pagrindinį tikslą, kaip būtent jo laikomės, ne, tai gražiai kažkada tenai irgi man toks bendrintas 5 tradicijos, tai yra tokia savotiška grupės higiena, ne, pagal atitikimą būtent visumoje grupės, ne, kuo jinai užsiima, kurioje vietoje yra, tai ką noriu to pasakyti, noriu pasakyti, kad esam tokie žmonės, ne, kad tiek mane kaip asmenį gali kažkur tai bylo vienoje vietoje parašyti ir užmesti ant posūkio, ne, tai gali taip pačiai ir grupę užmesti posūkį. Jeigu pagauna kažkokią idėją, kad ir pati geriausia, ne, gali mus visus labai, labai nunešti kažkur. Tas pats gali nutikti net ir kažkokiai tai vadinama intergrupė, ne, ar netgi visai ir draugija gali šalies mastu, ne, tarkim, užnešti kažkur tai į šoną. Ne, tam irgi reikalingi pasitikrinimai, ne, kad padėtų mums susigaudyti, suvokti, ne, per tą bendrą sąmonę, per tą išraišką, ne, kurioje vietoj mes randamės, ne, mes esame ta vadinama save taisanti draugija, ne, save galinti pakoreguoti, ne, ir taip toliau. Va, tai galima būtų iš tikrųjų labai daug kalbėti, galima būtų labai daug analizuoti kiekvieną tradiciją atskirai, ne, per tiek tą patį istorinį kontekstą, taip pat būtų galima kalbėti apie kiekvienos tradicijos, kas labai būna efektyvu, apie tuos pavyzdžius, ne, kurie būtent yra realybėj pritaikomi, ne, ką per savo sukauptą patirtį pastebėjau, kad praktiškai nevyksta tokie dalykai.
Mikrofonas dar jau man. Jo, aš čia truputėlį turėjau pasakyti kelius žodžius namiškiam. Tai niekada praktiškai viena tradicija, jinai nebūna viena pati iš savęs, ne, labai dažnai būna, kad sprendžiant kažkokį tai dalyką nebūna susiję su 2 tradicijom, su 3 tradicijom, ne, už tai jas studijuojant ir po to jas pradedant praktikuoti, ne, pamatai, kad jos yra gan tampriai viena su kita susijusios, ne, yra, tai jeigu liečiam kažkokį tai, tarkim, paskutinis pavyzdys, ne, tarkim, grupės kažkokios tai išskirtinumo atveju, ne, tai tuo pačiu galim netitikti ir tos pačios 7 tradicijos, taip pačiai galim kenkti ir visai draugijos vienybei pagal 1 tradiciją, ne, galim, žodžiu, pakliūti ir dar turbūt, dabar nepasakysiu tiesą pasakius, bet bent vienu metu tai vat karto 3 tradicijos eina viena šalia kitos. Va, tai yra visokiausių šitų atvejų, situacijų, ne, kada reikia labai atidžiai pasižiūrėti į kiekvieną atskirą atvejį, situaciją, ne. Šiemet teko būti toj pačioj, tarkim, Lenkijoje konferencijoje, ne, stebėti, kaip jie ruošia atsakymus į klausimus, ne, ir iš tikrųjų tai vat, atsakinėjant netgi į paprastą tokį klausimą, kaip tuoj pasakysiu, netgi tokį paprastą klausimą apie grupėje vakancinę tarnavimo vietą, tarkim, ar turėtų žmogus pasitraukti iš tarnystės, tarkim, knygininko ir laikinai būti tuo knygininku, jeigu nėra kitam nariui, kaip užimti tos pozicijos, ne, ar turėtų tiesiog tęsti tą tarnystę, jisai, tai irgi šitoj vietoj buvo, ne, irgi kelios tradicijos, ne, kad vis dėlto mums reikalinga rotacija, kad neturim vėlgi trukdyti, leisti kitiems nariams tarnauti, ne, tai bet kokiu atveju, ne, vat, dažniausiai nebūna, kad reikia plačiai matyti tą kontekstą, ne, būtent tos kažkokios tai situacijos ar problemos. Tai va. Ir turbūt gal einant į pabaigą, ne, tai man kažkaip tai asmeniškai, ne, tai labai padėjo, ne, visos tos tradicijos, kaip ir pradžioje minėjau, ne, ir padeda eiti tuo keliu, nes jeigu kaip čia brendimo keliu, ne, to savo dvasinio brendimo keliu, ne, nes jeigu žingsniuose mes paskutiniam žingsnį parašyta apie dvasinį pabudimą, ne, tai tradicijų dėka, kalbant apie tą anonimiškumą, ne, tai yra įgyjamas tam tikras dvasinis pamatas, ne, nes iš tikrųjų įgyju to nuolankumo, ne, to nuolankumo, kurio man labiausiai gyvenime trūko ir kuris man tikrai labai, labai maišė, ne, kad tai užkardo mane nuo tam tikrų visokių išankstinių nuostatų, taip pačiai ir per tarnavimą, ne, kad yra tas
pasiaukojimas, ane, pasiaukojimas tas, neturint kažkokių tai motyvų, neturint kažkokių tai tų pačių vėlgi iš ankstinių nuostatų. Tai va, tai esu dėkingas iš tikrųjų už jūsų pakvietimą, esu dėkingas draugijai, ne, kad turi tą turbūt neišsemiamą dvasinio brendimo kelią, ne, per mūsų 36 dvasinius principus, ne, kurie, nu, iš tikrųjų nemažą laiko gyvenime ir kaži ar jo užteks, ne, kad suprasti, kas juose yra parašyta, kaip juos reikėtų deramai taikyti savo gyvenime, ne, ir kaip tai ne svarbu, nebūnant naudingu, galint būti naudingu kitam kenčiančiam alkoholikui. Tai gal aš turbūt biškį čiučiut užtempiau, bet ačiū, kad šiandien blaivus, ačiū, kad klausėte.